16 jaunųjų dizainerių iš Lietuvos, Latvijos ir Kipro pristatė savo kolekciją žiūrovų akylai stebimam madų šou Apkalbos. Tradicinį renginį jau 18 metus organizuoja Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultetas. Jis kasmet sukviečia jaunus kūrėjus pristatyti savo idėjų mados gurmanams. Be reklamos nebus ir dizaino. Tikrai, nes jeigu nesireklamuosim, jeigu nesirodysim kažkokiuose renginiuose, tai mes būsim paprasčiausi siuvėjai. Labai smagu, kad apkalbose galima dalyvauti, nors dar nesi baigęs studentas, tačiau vis tiek yra tokia galimybė. Ir jie neturi daug vietų, daug renginių, kuriuose galėtų parodyti savo darbus iš tikrųjų. Jau pirmo kurso studentai turi ir siuvimo įgūdžių, ir kūrybinių įgūdžių, drabužių projektavime, aprangos projektavime. Ir jau jos pirmam kurse pristato, aišku, ne kiekvienas atskirą kolekciją, o bendrą jungtinę, kur parodo po vieną modelį. Pristatomės vis pirmą kursai savo pirmą kolekciją, kuri nuo pagrindų kurta mūsų grinai. Viską darėm patys, netgi raštus ant medžiagos kėlėm patys. Jos nupiešia labai įdomių darbų ir pagalvojau, kodėl jos negalėtų realiai juos įgyvendinti. Ir dabar jau turbūt 3 metai, kai jos pasiuva, sublimacijos technika atlieka tą piešinį ir pasiteisina tikrai labai. Ir be to studentai, pas juos atsiranda tokia paskata toliau dirbti, toliau kurti. Jie pajaučia didelį malonumą, kada jų modeliai eina podiumu. Žmonės yra kosmopolitai. Jie iš tikrųjų be galo drąsūs, be galo veržlūs ir labai daug turi gerų idėjų, kurios paskui po truputėlį randasi ir mūsų namuose. Jaunų kūrėjų kolekcijose buvo galima rasti ir sportinio azarto, ir išpuoselėtų prabangos žybsnių bei gyvenimo paraštėse ženklų. Organizatoriai džiaugiasi, kad prie festivalio veiklos prisideda vis daugiau profesionalų. Tai grožis susidaro iš visko. Iš aprangos, iš makiažo, iš plaukų, iš stilistikos, iš viso bendro tai, ką nori žmogus pasakyti. Dizaineris turi viziją, kaip jisai nori perteikti drabužį. Mes turime viziją perteikti dizainerio, kaip drabužis turi atrodyti su šukuosena, o vizažo specialistai turi pateikti, kaip tai turi atrodyti visuma. Reiškia, mes visi 3 sudėjom savo bendras jėgas ir va štai kažkokį tai produktą dabar pagaminsime. Tai laiptelis į ateitį. Laiptelis į ateitį dėl to, kad yra visos galimybės susidaro toliau žmogų tobulėti, net nebijoti, išreikšti save. Konkrečiai mūsų studentėm tai yra patirtis ta, kad gali išmokti greitai dirbti. Greitai, pagal reikalavimus tam tikrus, pagal tam tikrus brėžinius ir tą darbą turi padaryti greitai ir kokybiškai. Šita patirtis jom tikrai yra labai naudinga vien dėl to, kad daugelis iš jų pradeda toliau siekti atitinkamo darbo, eiti į mados pasaulio pusę. Apkalbų rengėjai siekia atrasti naujus mados srities talentus, paskatinti juos platesniai veiklai, populiarinti originalią vienetinių kūrinių madą Lietuvoje ir ugdyti stilingą visuomenę. Mados šou Apkalbos turi didžiulę reikšmę ir įtaką jaunam menininkui. Be to padėjo žengti pirmuosius žingsnius pažinimo ir populiarumo link ne vienam dabar jau garsiam bei žinomam Lietuvos dizaineriui. Iš tikrųjų tai pateisino lūkesčius ir buvo daugiau negu tikėjausi, nes buvo labai daug draugiškų dėstytojų, kurios labai padėjo. Ir, nežinau, tiesiog kolegija tapo kaip šeima, kaip namai ir iš tikrųjų labai džiaugiuosi visais tais metais, kuriuos prastudijavau, nes tai buvo tikriausiai geriausi metai mano gyvenime. Iš tiesų labai pasisekė, kadangi man dėstytojas yra draugas ir dabar sutikus tikrai aš džiaugiuosi be proto. Sutikus dėstytojas, man tai yra meilė iš pirmo žvilgsnio buvo ten dėstytojam. Praktiniai įgūdžiai, kaip rengti kolekciją, stilisto įvairiausios paskaitos, taip pat kaip siūti, kaip konstruoti. Dėstytojas visą laiką patardavo, net ne studijų klausimais. Taip pat kūrimas įvaizdžio ir taip toliau. Tikrai yra norinčių studijuoti, sulaukėme jų ir tikrai Lietuvoje lengvoji pramonė tebesivysto. Tikrai daug yra įmonių, kuriuose yra reikalingi mados dizaineriai, aprangos dizaineriai. Yra paklausus. Mados šou Apkalbos yra vienas iš menų savaitės renginių, kuriuos organizuoja Kauno kolegijos Justino Vienožinskio fakultetas. Be jų vyko įvairios kūrybinės dirbtuvės, studentų ir dėstytojų projektų pristatymai. Justino Vienožinskio fakultete galima pasirinkti aprangos dizaino, dailės kūrinių restauravimo ir konservavimo, dizaino, fotografijos, įvaizdžio dizaino bei kitas studijas.